Na, kaip dirba, gražiai? Tvarkingai važiuoja. Visiškai. Priekaištų nėra. Jo, visiškai, jokių šitų. Važiuojam, tu iššoksim ant ragų kelio, prašildysim ją normaliai, tada įpilsim rekvilizantą ir 15 ir ten 20 minučių, man atrodo, ten pagal normas lygtais reikia leisti ant laisvų sūkių padirbti jam. Kas galėtų pagalvoti, nemlemas su defektų motoras, dirba kaip laikrodis. Šiaip realiai iš tikrųjų, tarkim, paėmus, aš visas savo sportinės mašinas, žinai, Hadotą pilu, žinai, prasme, blogiau tikrai jisai nepadaro. Aš net kažkada turėjau seną Mersą ir jį pyliu. Ir, žinai, ir jaučiasi iš tikrųjų, kad tas tikrai ir darbas, tas stiliu, žinai, pravažiavo šitą mašiną tikrai, žinai, normaliai iš tikrųjų. Tai nevažiuotų jinai realiai iš tikrųjų, jeigu, tarkim, nebūtų veiksmingas šitas dalykas. Bet jeigu, tarkim, variklis yra ant ribos, tarkim, ir tu jo nevarinėjai ten dugnais, ten visą kitą užpylus, aš manau, kad jisai atvirkščiai pasigyvina ir tikrai jisai ilgėliau, žinai, važiuoja. Pylam priedą ir žiūrim, ką mes turim po 10 000, ne? Nu jau. Išmaišėm.